Ir kamgi tos laimės pakanka? Šiandien ir aš atvažiavau į Pumpėnų miestelį laimės, nors trupinėlį išsinešti. Kaip tą laimę išsinešti per šitos vartus? Pakaka vos kelių savaičių, kad tą laimę kažkaip jau tie svečiai prisijaukintų ir sklinda kalbos, kad reikia pirmiausia užsimerkt, sugalvot, kas tam žmogui yra ta laimė. Nu ir aišku, finalinis jau tas akcentas šokti ežerą reikia išsimaudyti, užtvirtinti. Ir iššokus tu supranti, kad ta laimė iš tikrųjų yra tai paprasti dalykai, o ne kažkokie, kur mes kažką tai svajojam. Tai kiekvienam ir linkim, kad atvažiuotų, užsimerktų, praeitų pro tos vartus, išsimaudytų ežerėlėje ir supras pirmiausia, kasgi yra ta laimė. Pumpėniečiai vieni kitiems antrina, kad jų laimė yra bendrystė. Pumpėnų bendruomenė gana stipriai yra iš tikrųjų. Prisijungė daug žmonių, dirbam gal per vieną dieną čia kažkur padarėm, nu, pusantros, sakykim, taip grubiai. Laimės vartai tvirti ir laimingi. Laimės vartų idėją Arminas parsivežė iš Amerikos. Rezultatas net patį nustebino, nes dabar prisiminus galiu drąsiai pasakyti, kad mūsų vietinių žmonių dėka pastatyti šitie vartai yra dar netgi žymiai įspūdingesni negu matyti tuose prabangiuose rančuose. Anot bendruomenės pirmininko, visuomenė šiek tiek išlepusi, laukianti finansavimo, ar kol ateis kažkas kitas ir gyvenins idėją už ją. Ta sėkmė ateina iš tokių 3 komponentų. Tai mes patys, žmogus, turi sugalvoti kažkokią tai įdomią idėją. Antra, suvienyti bendruomenę, kad jie patys fiziškai jau dirbtų, būtų padarytas kažkoks tai įdirbis. Ir trečia, jau tada tas finansavimas, ar jis iš kažkokių tai konkursų, projektų ir panašiai, jis ateis, nes bus tie 2 pirmieji faktoriai. Gera idėja, žmonių intencija, o trečia jau pinigus atrasti jau, kaip sakant, jau toks netgi sakyčiau, gal net kartais ir lengvesnis faktorius. Pumpėniškiai sako, laimės čia daug. Tik visi ją supranta skirtingai. Prisimink laimingiausią dieną, kada tu buvai labai laimingas. Kaip buvome prie jūros ir labai ilgai maudėmės ir buvom pavalgyti visą ir mėgojame ir buvom iškeliavę. Bet kiti vis dėlto laimę randa namuose. Rita 17 metų gyvenusi Dubline, prieš 3 metus grįžo gyventi į Pumpėnus. Man laimė yra irgi šeima, visų pirma vaikai, anūkai, sveikata. Ir aš kažkada esu sakius Arminui, aš labai laiminga Pumpėnus. Didžiausia laimė tai namuose laukia. Tai yra šeima, šeima yra laimė. Kaip juokauja pumpėniškiai, laimę pametusiai gali ją vėl atrasti prie Pumpėnų ežero.